Norėjau pistoletas jau nebeištraukti. Ištraukiu į ryšį padarį. Labas vakaras, gerbėmieji svečiai, jaunimo organizacijų, valdžios, verslo, žiniasklaidos atstovai bei visi neabejingi procesams susijusiems su jaunimu. Sveiki atvykę į 2017 metų Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo apdovanojimus. Šiandien tikimės, jog visi čia sėdintys jauni žmonės bei mūsų svečiai savo kišenėse turi ir saugoja tą mažą rakčiuką, kuris yra neatsiejamas nuo mūsų gyvenimo kasdienybės. Tam, kad galėtume užtikrinti pradėti apdovanojimus ir pateisinti gerą Lazdijų rajono jaunimo vardą, į sceną norėtume pakviesti Violetą Česnulytę. Sopinsiu rusvus vainikus, žydėsiu kaip žydi laukai. Sučiulbo pragydo tarp girių saldžiai, paukštelių byla įvairi. Dainuosiu, rinkuosiu po girią skardžiai ir aš, karalienė graži. Banguoja ir bainos tarp kalnų žalių, upelis nuo margo dangaus. Stebėsiuos, gėrėsiuos ir nublaiviau ir savo vainiko gražaus. Sučiulbo pragydo tarp girių saldžiai, paukštelių yra įvairiai. Dainuosiu, rinkuosiu po girią skardžiai ir aš, karalienė graži, graži. Karalienė, aš karalienė graži, graži. Karalienė, aš karalienė. Išsiaiškinti, kam atiteko nominacijos už svarbiausius ir didžiausią indėlį į mūsų rajono jaunimo gyvenimą įnešusius darbus. Raminta Zelenauskaitė už Kapčiamiesčio jaunimo subūrimą geriems ir naudingiems darbams. Teisėjų Sigito Gedos gimnazijos mokinių taryba. Naktis mokykloje organizatoriai, kuriame mokiniai ne tik mokėsi tapti lyderiais, vykdo savanoriavimu ir pilietiškumu paremtą projektą Pilietiškiausios klasės rinkimai bei nuolat organizuoja renginius. Ir Karolina Aleksandravičiūtė. Siūti pradėjo nuo pole dance drabužių. Dalyvavo technologijų olimpiadoje, kurioje vėlgi siuvo drabužius. Dalyvavo konkurse, kuriame su suknele iš atliekų užėmė 3. vietą Respublikoje. Tad sveikinimo žodį tarti ir pirmąją nominaciją metų debiutas kviečiame įteikti Lazdijų rajono savivaldybės merą Artūrą Margelį. Reikia pasakyti, kad jaunimo reikalų taryba dirba puikiai ir jaunimas Lazdijų krašto yra šaunus, nes jie čia organizavo renginį, prižiūrint, patariant suaugusiems žmonėms. Tai manau, kad ateitis ir ateinanti karta auga išties labai gera. Tai nuoširdžiai noriu pasveikinti šiandien vakaro dalyvius, pasveikinti visus pretendentus į nominacijas, ypatingai pasveikinti nominantus, kurie šiandien čia šioje scenoje bus apdovanoti ir palinkėti, kad tikrai šie metai, matau, kad prasidėjo puikiai, jie bus labai puikus ir ateitis bus puikiai. Nominacija, kurią minėjo vedantieji, metų debiutas, skiriame Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos mokinių tarybai.
daug labai pasistengėm. Tai visų pirma labai norime padėkoti, nes mes iš tiesų labai stengiamės ir netgi sugalvojom tokią metaforą, kad kiekviena mokykla yra kaip karių kuopa. Tik tie kariai turi nežvangančius ginklus, o kariai, moksleiviai turi tokį ginklą kaip pilietiškumą. Mes jį naudojame, tad linkime jį paskleisti visam mūsų rajone. Ačiū Jums labai. Dėkojame šiam žaviam pulkui moksleivių ir aišku mūsų gerbiamam merui. 30 dienų nueiti į Santiago kelią Ispanijoje, tai mane tiesiog pastumėjo save pamatyti tame kelyje. Niekada nebijoti perlipti savo komforto zoną, nebijoti galbūt nukristi, nes kuo žemiau nukriti, kuo labiau nuliūsti, ar tau širdį labai skauda, tuo labiau pakėlę aukštyn galėtume džiaugtis tai, ką tu turi ir suprasti, kas tu esi. Ačiū Modesta tau už šitą pasakojimą. Buvo malonu, tikrai. Gėlytė tau. Metų savanoris. Kornelija Žilionytė. Kviečiame. Gal žodį kokį dar vieną? Kitą sakinį. Dabar šitos kalbos iš tikrųjų nesiruošiu, nes labai mėgstu visą pasiruošti. Tai 3 metų, beveik 4 metų darbas nenuėjo veltui ir matau, kad jis yra matomas. Todėl, ką galiu pasakyti, tikrai nesustosiu. Ačiū Jums visiems. Dėkojame Jums. Būkit laimingi, būkit sveiki ir iš tikrųjų stebinkit savo idėjomis ir kūrybiškumu ne tik rajoną, bet ir Lietuvą. Dėkojame Ramonui. O trečioji nominacija išskirs tai, kas atsiskleidžia būtent jaunystėje ir išlieka visam gyvenimui. Tai kūrybiškumas. Tikrai taip. Taigi, metų kūrybiška siela. Kaip sakė puiki dizainerė, aš pridurčiau puiki dailininkė, darbšti, žingeidi, labai atkakli, labai miela, labai šilta mergina. Gal supratote kas? Karolina Aleksandravičiūtė. Turbūt netrukus išvysime tavo modelius, tai kiek laiko tau užtruko pasiūti būtent tokius drabužius? Na, su medžiaga aišku buvo gal šiek tiek lengviau, bet taip su šiukšlėmis buvo žymiai sunkiau, užėmė tikrai labai daug laiko. Tikrai trūko idėjų, ieškojau, stengiausi ir manau, man pavyko įgyvendinti mano idėją. Palinkėk savo draugams ir bendraamžiams, kurie yra čia. Linkiu atrasti save ir nebijoti daryti tai, ką iš tikrųjų mėgsti. Ačiū tau, aplodismentai irgi tau. Šiais metais metų organizacija yra skelbiama Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos jaunimo centras. Kviečiame. Ačiū, kad likom įvertinti ir mes organizuosim toliau. Ačiū. Malonu. Žinom, kad esi mokytojas ir žinom, kad tave labai vertina mokiniai. Tai kokiais būdais dabar pasakyk mums, tu juos taip užbūrė, kad jie tave taip gerbė? Labas vakaras pirmiausia visiems. Malonu matyti. Mano istorijos mokytojo darbas prasidėjo būtent šiame rajone. Dėl to galiu tikrai nuoširdžiai padėkoti manim tikėjusiai žmonėm čia. Ir dabar tęsiu į Vilniuje. Kodėl manimi tiki mokiniai? Aš nežinau atsakymą iš tikrųjų, net ir nežinau, tiesą sakant, kodėl mane čia pakvietė, dar nesijaučiu nei tam nusipelnęs, nei kažkuo ypatingas ar kitoks. Bet manau, kad nuoširdumas ir paprastumas. Raktas į mokinių širdis yra pagarba. Jeigu tu juos gerbi, jie gerbia tave. Taiklu.
metų rėmėją paskelbti kviečiame Jaunimo reikalų tarybos narę Deimantę Savukynaitę. Bei Jaunimo reikalų tarybos nuomonė labiausiai prisidėjo šiais metais prie mūsų gerovės. Tai yra Egidijaus Jurkevičiaus individuali įmonė. Kviečiame. Ir žinoma, galbūt norėsite tarti padėkos žodį. Na ką norėtųsi jaunimui palinkėti? Būkite veržlūs, būkite aktyvūs, nebijokite darbo. Darbo jūs viską pasieksit, visas įgyvendysit savo svajonės. Nu, to aš jums ir linkiu. Dėkojame. Apdovanojimai, nominacijų sportinius pasiekimus, Nojus Jarmala. Tad gal pradžiai pasižiūrėkime trumpą video siužetą, ką pavyko jaunimui surinkti žiūros. Kadaise mes buvom gatvių marozai, dabar tapom nusikaltėlių bosų, už mūsų nugarų stovi elitas, šamas, ražukas, miškai, bicas. Sveiki, aš esu Marius ir šįmet kandidatuosiu į Seimo rinkimus 2016. Suradę mano pavardę balsavimo langelyje, užmėkite kryžiuką ir aš pažadu, kad padidinsiu socialinės pašalpas, sumažinsiu nedarbą, remsiu sporto, kultūrą ir kitus būrelius, sumažinsiu atlyginimus Seimo nariams, tuo tarpu padidinsiu atlyginimą mokytojams, policininkams ir kitiems nuskriaustiesiems. Gangsteri, stok į čia, tapkau ją. Panaikinsiu korupciją, investuosiu jaunimo išteklius. Mūsų teritorija yra naftos ir kitų naudingų iškasenų. Panaikinsiu Lietuvos skolas, padidinsiu turizmą, prikviesiu investuotojų iš užsienio, padidinsiu BVP, sumažinsiu PVM, kiekvienam išdalinsiu po BMW. Sesės pridūkės valdo lošimus, Kontri ir Monce atsako už padėgimus, Mulius parduoda garso kolonkės, Herbertai ir Daina dėvi bolonkės, Kamilė jo Vita juda į taktą, Nedas visiems parneš kebabą. Sveiki, mylieji, aš esu kandidatas Marius. Tiesiog dabar jau ne kandidatas, o mandatas, o tiksliau Seimo narys. Iš tikrųjų, apygardoje, kurioje gyvenu, jos pavadinimas Tiškės. Ten balsų daugumą laimėjau, pirmą turą laimėjau. Ačiū ir visiems balsavusiems Facebook'e, nes visi jūsų laikai pavirto balsais. Todėl aš laimėjau savo rinkimus. Kaip sugalvojai kurt filmus? Iš tikrųjų, būdamas jaunas, jaunimas, sakykim, tai labai daug išbandžiau įvairiausių veiklų. Tik vėliau atradau futbolą, iš tikrųjų, iki tol užsiminėjau muziką, rašiau, fotografavau, nuolat ieškojau, kur mano viešius ir panašiai.
ir tik tais įstojęs informatiką, nuėjęs į ten vietinio universiteto teatrą, pradėjau domėtis režisūrą, vaidybą ir panašiai. Ir tada atradau, kas man įkvėpia, kas man motyvuoja daryti. Ir tai pradėjo gimti trumpi filmukai. Galiausiai galvoju, kodėl daryti trumpą, jeigu galiu apjungti visus į vieną ilgą. Taip gimė idėja padaryti Problemų tvarkytoją, kuris yra mėgėjiškas toks, bet toks pirmas blinas saulėje. Aš kai kuriuo aš visada galvoju apie Oskarą. Nebūtinai aš jį galbūt per visą gyvenimą pasieksiu, bet siekdamas Oskaro aš galbūt palmės šakelę atvešiu į Lietuvą. Tai tiesiog būkit ambicingi, stengiatės, dirbkit, sunkiai dirbkit ir pasiekit savo tikslų. Taip pat raskit savo kelią. Už Lazdijų vardo garsinimą Deividas Palačionis. Nominacija iškilmingai perduota kartu su atsakomybė. Na ir Deividai, galbūt žodelį kokį nors sakinį išreiksi? Sunkiai. Nesitikėjau tikrai. Ačiū labai. tą vardą aš nežinau ar garsinu, tiesiog esu įkūręs Facebook puslapį Atrask Lazdijus, stengiuosi ten talpinti informaciją aktualią visiems, jaunimui visada padedu, jeigu reikia, tikrai, ir stengsiuos dar labiau, dabar jau. Teks? Taip, ačiū. Dėkojame. Tikimės, kad jums šis vakaras bus puikiai motyvacija toliau siekti savo tikslų, darbų, daryti visą tai, kuo tikite, kurti, ieškoti netradicinių sprendimo būdų problemoms ir svarbiausia, visą tai daryti čia, Lazdijų rajone.